Sveiki visi, su jumis ir vėl aš, Misteris Žaidimas. Taigi, tie, kas žiūrėjo patį pirmą video, tikriausiai prisimenat, kad aš jame pasistačiau tokį gražų namą, bet ne visi žino, ką aš jame dadėjau. Taigi, aš jame spėjau įdėti lovą, skrynią, bei šitą. Įdėjau iš lauko, pernešiau į šitą namą. Tada spėjau padaryti grindis akmens bei duris į lauką. Manau, kad tai gan gera mintis ir man patinka. Taigi, o šitoje dalyje aš tikiuosi susirasti savo draugą. Tai kaip manote, kas tai galėtų būti? Pagal mane, jūs manote, kad koksai gyventojas, arklys, katė arba šuo. Tai jūs teisingai manote. Nes aš šiame video norėčiau susirasti labai šunį arba vilką, nežinau kaip vadinate. Net jau mano inventorijoje matote, kad pas mane yra kaulas. Tai dabartis bėgiosim po laukus, po miškus, bandysim surasti šunį. Jeigu užlipau ant kalniuko ir matote tenais toli mano namas. Tai va, ir dabartis aš bėgiosiu va taip po miškelius, po krūmus visus, po žoles ir bandysiu surasti šunį. Jisai pagal viską kažkur čia ir netoli turėtų būti. Nes tik tai nereikia žiūrėti, gražiai paimam ir va. Ir bandysiu susirasti savo šunį. Va tokiais būdais. Taigi, kada aš susirasiu, jūs tiesiog pamatysit, kada aš jau jį pamatysiu ir surasiu. 3, 2, 1, jau runs. Net daėjau iki tokio biomo. Neradau, žinokit, biškį nusivylęs. Tiek laiko jau. Bet kągi, taigi pagal mane šitas video nelabai gausis, nes video prasmė šiandien ir yra susirasti draugą šunį. Ai, tiesiog dabar eisiu namo ir gal kitą dieną susiras. Būna kartais automatiškai. Žinote, tenais kažką bedarant, kažkas įvyksta. Mane net jau skeletonai pradeda gaudyti. Mato, aš kaulą, jie turi draugą, nužudžiau. Ai, žodžiu. Taigi, aš dabar grįžtu, stengsiu grįžti namo. Ir gal kitą dieną išeis, gal kitoj daly. Tai va, tai jau būsiu. Maistas mano beveik dingsta, tai aš tad bėgti nelabai galiu. Taigi. O jūs ten matėt, kas? Ko čia vyksta? Šuo? Vilkas ar šuo, aš nežinau, bet jis kažkaip atsirado pas mane namuose. Aš visą laiką tenais vaikščiau, ieškojau, net į džiunglių biomą buvau nuėjęs. Nebuvo. Ateinu į namo. Šuo. Kaip tai veikia? Paaiškinkit man. Šuo, kaip tu čia atsiradai? Žodžiu, einu į savo kambarį ir bandysiu išsiaiškinti, kas čia vyksta. Kaip jūs dauginatės? Kaip jūs dauginatės, jūs man pasakykit, ką? Kaip tu čia atsiradai? Taigi, jis tik vienas tenai buvo. Ką? Kaip jūs? Kas čia vyksta? Paaiškinkit dabar man. Taip, tu atsisėsk ir tu atsisėsk. Dabar man abudu aiškinkit, kas čia buvo. Pamiršau, jūs kalbėti nemoku. Atleiskit. Žodžiu. Visai nesuprantu, žinokit, kas čia dedasi. Aš visą laiką vaikščiojau džiunglėse, tenais, net į džiunglių biomą buvau nuėjęs. Nėra jokio šuns. Grįžtu namo. 2 šunys pas mane namuose. Nu tai ką, ir mano video jau eina iki galo. Ir aš norėjau pasakyti visiems tiem labai didelį ačiū už tai, kad prenumeruojate bei laikinat mano video. Ir ką norėjau pasakyti, čia viskas. Taigi,
Tai viso gero visiems.